Labas rytas, merginos. Šiandieną skirsime judėjimą savo korpuso raumenims stiprinti ir gerinsime šiek tiek laikyseną. Taigi keliaujame į poziciją 4, kojos klubų plotyje, nusileidžiame žemyn, pėdas atveskite va taip, paspauskite, atsisėskite ant kulnų, su rankytėmis siekime kuo toliau. Įkvepiam ir su iškvepimu stumiam sėdmenis į priekį ir vėl atgal. Įkvepiam ir iškvepiam. Važiuojame, įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Dar vienas. Įkvepiam ir iškvepiam. Gerai, dabar pozicija 4. Viena ranka sulenkta prie ausies, atsidarom, pasižiūrime, viršų įkvepiam ir dabar alkūnę leidžiame prie kito delno. Kita rankytė tiesi. Įkvepimas atsidarom, iškvepimas užsidarom. Įkvepiam atsidarom, iškvepiam užsidarom. Gerai, atsidarom. Užsidarom. Paskutinis, atsidarom. Užsidarom. Gerai, keičiame pusės. Dabar kita ranka prie ausies. Atsidarom. Ir užsidarom. Atsidarom. Ir žemyn. Atsidarom. Žemyn. Dar vienas, atsidarom, žemyn. Gerai, dabar atsisėskite šiek tiek ant savo kulnų. Rankos į šalis, viena rankytė leidžiasi žemyn, kita į viršų. Ir dabar lenkiame rankas ir bandome jas susiekti už nugaros. Vėl didelis malūnėlis, delnai į priekį, į priekį, į priekį. Dabar apatinis persisuka ir siekiam. Neskubėkit, malūnas lėtai, lėtai, lėtai sukasi ir sulenkiam. Gerai, keičiam, keičiam, keičiam ir sulenkiam. Gerai, keičiam, keičiam, keičiam ir sulenkiam. Gerai, grįžtam į centrą ir dabar vėl pozicija 4. Dabar vieną ranką tiesiame į priekį. Ir kojytę vieną tiesiame atgal. Išlaikom tvirtą korpusą, padedam rankas ir kojas, pakeičiam, ištiesiam, priešingos galūnės. Grįžtam, korpusas itin tvirtas, ištiesiam, grįžtam. Ištiesiam, įkvepiam, grįžtam, iškvepiam. Ištiesiam. Ir grįžtam. Gerai, ištiesiam. Ir grįžtam. Keičiam, ištiesiam. Grįžtam. Paskutinis, ištiesiam. Ir grįžtam. Gerai, sėdamės ant kulnų. Ir atsigulame ant nugaros. Šioje pozicijoje kojos sulenktos, viena koja užmesta ant kitos, rankytės į šalis. Dabar keliame klubus į viršų. Grįžtame žemyn, judėkit su manim ir leidžiame dabar kelius į viršutinio kelio pusę. Gerai, grįžtam centras, pakeičiam pusės. Įkvepimas, iškvepiam, pakylam. Grįžtam žemyn, įkvepiam. Sukame viršutinio kelio pusę. Grįžtam, keičiam. Ir į viršų. Žemyn. Pasukam. Grįžtam. Pakeičiam. Ir į viršų. Grįžtam žemyn. Ir sukam. Gerai, dar po kartą. Ir į viršų. Grįžtam žemyn
Ir sukam. Gerai, keičiam ir į viršų. Grįžtam žemyn ir sukam. Gerai, atpalaiduojam šiek tiek kojas, į viršų pakelkit, pakratykit. Ir dabar sukamės ant pilvo. Ant pilvo mūsų užduotis – nekelti apatinės dalies, kojytės suglaustos, sėdmenukai suspausti. O šitoj pozicijoje alkūnės į šalis, rankos už galvos, pakeliam viršutinę dalį ir alkūnės atvedam kiek įmanoma atgal. Vėl nusileidžiam, važiuojam, įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Dar porą. Įkvepiam, žemyn. Paskutinis. Įkvepiam, žemyn. Gerai, dabar pakylame į atsispaudimų padėtį. Galite laikyti kelius ant žemės. Kas jaučiate stipriau, ištieskite kojas. Taigi dabar mūsų užduotis – suvesti mentės, tiesios rankos ir išstumti mentės atsidarant. Taigi suvedam mentės, pieštuką turim sugriebti su mentėmis ir išstumiam į viršų. Gerai, žemyn. Ir į viršų. Žemyn. Ir į viršų. Rankytės visiškai tiesios. Žemyn. Į viršų. Dar porą. Žemyn. Į viršų. Paskutinis. Žemyn. Į viršų. Gerai, dabar atsigulame ant šono. Kojos sulenktos 90 laipsnių kampu, kulnai nuo sėdmenų priekį. Atsigulam ant peties, rankytė ant viršutinio kelio ir dabar su kita ranka siekiam kuo įmanoma toliau priekį, įkvepiam ir su iškvėpimu siekiam už savęs kuo įmanoma daugiau, keliai nekyla. Grįžtam atgal, įkvepiam ir iškvepiam. Gerai, įkvepiam ir iškvepiam. Dar vienas, įkvepiam ir iškvepiam. Gerai, grįžtam į centrą, persisukam į kitą pusę. Sulenkti keliukai, uždedam kitą rankytę ant viršaus, čia siekiam kiek įmanoma nuo savęs toliau ir iškvepiam. Pasižiūrim atgal. Grįžtam, įkvepiam ir iškvepiam. Gerai, įkvepiam ir iškvepiam. Gerai, įkvepimas ir iškvepimas. Dar vienas, įkvepiam ir iškvepiam. Gerai. Grįžtam į centrą ir dabar noriu, kad vėl pakiltumėte į poziciją keturimis. Ir atliksim paskutinį mobilumo pratimą, tai šuniuko poza. Pasidedame alkūnės priekį, sėdmenukai žiūri į dangų ir dabar šiek tiek alkūnės į priekį dar pastumėm su rankom, galva ant kaktos ir užlenkiam ranką žemyn. Paspaudžiame krūtinę žemyn. Atidarys mūsų krūtinės ląstą, po pažastimis turėtumėt jausti ir galbūt vidurinėje nugaros dalyje. Gerai, pabuvom čia. Dabar kūdikio poza, galva ant žemės vėl. Ir šioje pozicijoje suimame rankas už nugaros ir iškeliame jas tiesias į viršų. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Vienas, atsipalaiduojam, įkvepiam ir iškvepiam. Atpalaiduokit viršutinę dalį, dar porą, įkvepiam ir iškvepiam. Ir paskutinis, įkvepiam ir iškvepiam. Gerai, po trupučiuką pakilame į viršų. Na, tikiuosi, ši mankšta suaktyvavo kūną ir padėjo atpalaiduoti po nakties įsitempusi kūną. Pasakykite, kaip jautėtės prieš ją ir po jos, ar kažkas pakito. Šią mankštą galite praktikuoti kas kart, kai jaučiate, kad jūsų kūnas kažkiek įsitempęs, ypač viršutinė dalis. Padės atpalaiduoti, priduos kraujo, priduos deguonies ir įtampos jūs paliks. Praktikuokite į sveikatą ir susitinkame kitose sesijose. Iki.